Čia laida apie ūkį ir bites. Net ir gerai Lietuvoje žinomos žemės ūkio produkciją gaminančios įmonės, sumaniusios užkariauti užsienio rinkas, susiduria su nemažai sunkumais. Štai šalia Vilniaus Mickūnuose įsikūrusios prieskonius gaminančios nedidelės įmonės produkcijos Lietuvoje būtų sunku nusipirkti. Už tai jie žino Vokietijos, Švedijos, Rusijos ir net Vietnamo pirkėjai. Kviečiu žiūrėti. Vos tik pradėjus kalbėtis apie prieskonių verslo specifiką, Vilniaus rajone įsikūrusios bendrovės Preskoneta vadovas prasitarė, kad Lietuvos rinka maža, o konkurencija joje milžiniška. Be to ir dirbti su užsienio prekybininkais kur kas paprasčiau nei su vietiniais prekybos tinklais. Todėl Mickūnuose pagamintais prieskonių mišiniais savo maistą gardina Vokietijos, Ispanijos ar net Mongolijos kulinarai. Buvo idėja, pradėjom gaminti, eksportuoti į Rusiją ir nuo to ir prasidėjo visas biznis. Paskui pradėjom bandyti į Europą, pradėjom nuo Vokietijos, dabar jau eksportuojam į 15 šalių, įeina ne tik Europos Sąjunga ir Rusija jau į JAV, į Kanadą, į Izraelį. Eksportuojam, bandom į Azijos šalis. Prekės ženklo užsakovo mes gaminam maždaug apie 30% mūsų eksportuojamos produkcijos, tai yra ganėtinai daug. O kitur yra Roma Bona. Roma Bona maždaug 70% užima mūsų eksportuojamos rinkos. Jis yra absoliučiai nuo dizaino iki receptūra ne visada klientas pateikia receptūrą, kokią jam reikėtų maišyti, bet tai jau yra grynai kliento užsakymas. O Lietuvoje kažkiek parduodate? Dabar ne. Buvo kažkur 95% pas mus buvo eksportas, 5% kažkur mes pardavinėjom Lietuvoje. Mūsų vizija eksportas. Ir mes planavom iš karto daryti eksportą ir statom ant eksportą ir dabar statysim 100% ant eksportą. Dabar neprekiaujam Lietuvoje, eksportuojam 100%. Naujų idėjų nestokojantis verslininkas prisimena, kad kadaise Rusijos prekybininkams pasiūlė prieskonių karštam vynui rinkinius. Pirma jų reakcija geriausiai apibūdina klausimas: o kam viso to reikia? Dabar panašių klausimų nebekyla, o kruopščiai rankomis sufasuotų karšto vyno prieskonių prikrauti sunkvežimiai į Rusiją išvažiuoja kelis kartus per mėnesį. Mažos įmonės vadovas sako, kad daug kas skeptiškai vertino ir prieskonių eksporto į Vietnamą idėją. Tačiau šios šalies gyventojams lietuviški prieskoniai patiko. Jiem yra įdomus mūsų produktas, taip pat kaip mums yra įdomi, sakykime, ir Japonijos virtuvė, ir Kinijos virtuvė, ar ne? Tai yra populiaru ir taip pat, nežinau, ir sušiai, ir wasabi, ir kas nori. Iš kitų kultūrų. Tai lygiai taip pat mes europinį produktą vežam į tas šalis. Vietnamas, jisai turi savo specifinę rinką, jisai turi savo specifinį skonį, bet kadangi Vietnamas yra labai sparčiai besivystanti šalis, dedamas labai didelės investicijos būtent didžiuosius miestus ir tas, tradicijos vartojimo jos kinta. Gatvinė virtuvė, gatvinė kultūra, jinai vis tiek išlaiko tas senas tradicijas ir jie būtų labai sunku turbūt prasismelkti, ar ne, nes vis tik, žinoma, tai yra ir kvapai, ir skonis, jau tų jų specifinių prieskonių totaliai skiriasi nuo mūsų ir, sakykime, kas priimtina europiečiui, vietnamiečiui galbūt bus priimtina, bet kas priimtina vietnamiečiui, tai europiečiui sunkiai, reikėtų priprasti. Preskoneta pagamina ir supakuoja po keliasdešimt tonų prieskonių ir jų mišinių per mėnesį. 30 darbuotojų turinčioje įmonėje prieskoniai maišomi ir fasuojami tik gavus konkrečius pirkėjų užsakymus. Tačiau darbo niekuomet netrūksta. Tokia gamybos schema leidžia ne tik optimaliai išnaudoti fasavimo linijas, bet ir sumažina sandėliavimo išlaidas. Daugiausiai tai universalinius. Prieskoniai šašlykams, dabar sezonas, tai Vokietija labai perka ir Rusijai labai populiaru yra prieskoniai vynui, tai yra Glintveinas, kur iš tikrųjų, ten žmonės vertina tokius prieskonius. Pas mus Lietuvoje kažkaip tai
Galbūt žmonės nežino, gal įpročiai kitokie. Lietuviškų kažkokių prieskoninių augalų, daržovių ir kažko jūs perdirbat, ar viskas iš esmės yra importuojama? Nedaug. Lietuvoje augina titminą. Mes supertinėjom visą produkciją iš viso pasaulio. Ir jeigu mums reikia, tai jeigu kažkiek neužtenka, apie 10%, galbūt mes perkam Lietuvoje iš tiekėjų, iš Lietuvos tiekėjų. Koks užsakymas, taip ir padarom. Jeigu užsakovas nori gryną produktą, padarom gryną. Jeigu mišinį, tai mišinį. O nuo sezono kažkiek priklauso? Tai be abejo, kaip ir visur čia jau. Dabar, kaip aš sakiau, šašlyko, ne sezonas ten. Žiemą morkos korejietiškai, aštrios. Labai aktyviai važinėjom po rengiamas visas pasaulinės parodas. Ir būtent tokiuose parodose yra užmezgami kontaktai ir susirandama, kas ko kam reikia. Mes žinoma, mes dalyvavom savo produkciją su savo paslauga, kuri irgi yra labai populiari, būtent paslauga fasavimo ir privataus ženklo gaminimo. Nes, kaip minėjau, mes galim bet kokiu raštu spausdinti, dydžiai irgi nuo 25 iki kilogramų skiriasi mūsų, kas yra labai paranku mūsų klientam. Ir patys klientai žino, ko nori, o mes galim prisitaikyti prie kliento norų. Pasak įmonės vadovų, daugeliui pirkėjų patinka, kad savo originalius ir pagal užsakovų receptūras pagamintus prieskonius bendrovė gali fasuoti itin mažomis partijomis. Prieš porą metų prieskonitoje sumontuotos įrangos dėka skirtingus prieskonius galima pakuoti net nekeičiant pakuočių juostos. Įsigyta įranga leidžia spausdinti, kokią mes norim kalbą. Tai yra, jeigu mes nusiperkam plėvelę, ar ne, jinai yra tuščia. Ir čia, kaip matot, čia spausdinam ir spausdinam šičia. Įrangos printeris leidžia, kaip jau minėjau, bet kokią spalvą, bet kokiu šriftu. Žinoma, yra tam tikri tarptautiniai standartai, ką mes turime atitikti ir ką mes turime sekti. Bet principe mes galim nors ir hieroglifais, ir boltų, ir bet kokiu šriftu, bet kokiu dydžiu spausdinti. Pas mus buvo ir dabar yra sena linija fasavimo. Prieš to buvo toks patelės, jį buvo irgi funkcionalus. Kažkas ir dabar prašo tokį patelį, dėl to, kad jis didesnis. Čia buvo receptai. Pradėjom eksportuoti į Švediją ir vienas pirkėjas mūsų paprašė mūsų pavyzdėlį, sako, taip, mes irgi gaminam. Švedas mums pasakė, mes irgi gaminam 30 metų atgal tokį patelį. Po to mes pradėjom galvoti apie atnaujinimą. Mes buvome pirmieji Lietuvoje įsigiję tokią įrangą ir pradėję gaminti būtent tokiu principu pakuotės. Taipogi mūsų aparatūra gali gaminti skirtingo dydžio pakuotės, ar ne? Yra tam tikri išmatavimai. Dabar, tarp kitko, visai nesenai mes dar parsisiuntėm rinkinį iš Ispanijos, būtent iš tos kompanijos, iš kurios mes pirkom aparatūrą, kuri mums leidžia 500,5 kilogramo fasuoti. Naują įrangą Prieskonita įsigijo gavusi ES paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas pirmąją veiklos sritį – Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara. Įgyvendinus projektą įmonės įrangos modernizavimui skirta 1 200 000 litų, o 500 000 litų ES parama. Sudėtinga buvo patį projektą parengti, ten administravimas visas jo, ar čia sunku buvo jums susitikti? Ne, labai lengvai viską praėjome, aš galvoju, bus sunkiau, galvoju, bus ten ir korupcija, ten kažkokie praėjo labai lengvai, viskas buvo labai gerai, nama labai viską peržiūrėjo ir, tikrai praėjo visas projektas praėjo labai normaliai, be jokių problemų. Terminas, reikia buvo dalyvauti ir laimėti, paskui išrinkti pažiūrėti, kokią techniką mums reikalinga, čia užima kažkiek laiko. Jeigu tik tais yra kažkokia tai menkiausia galimybė, jeigu atitinka kriterijus ir atitinka sąlygas dalyvavimo, jeigu patys nesugeba, jie yra tam tikros organizacijos, agentūros, kurios padeda paruošti projektus ir tikrai tegul kreipiasi ir tegul, nes tai, iš tikrųjų tai padeda
pačiam įmonės augimui, galbūt, aš manau, net bendram šalies vidaus produkto kūrimui. Ir tikrai tegul naudojasi. Ir sakau, kadangi sąlygos ir patį projektą paruošti galbūt nėra taip lengva, bet sakau, bet yra visokių padedančių organizacijų, yra kas tuo užsiema ir tikrai aš visų 100% už ir siūlau. Čia labai gera galimybė. Dėl to, kad jeigu nebūtų šitą projektą, mes negalėsim pati leisti savo šitą įrangą. Ir galvojam, kad už 7 metai atsipirsim šitą įrangą pilnai. Iš viso Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje žemės ūkio produkciją perdirbančioms įmonėms numatyta skirti virš $500 milijardo litų paramos. Pagrindinis dėmesys skirtas toms įmonėms, kurios panašios paramos nebuvo gavusios ankstesniais finansiniais laikotarpiais. Taip pat didesnis paramos intensyvumas iki 40% tinkamų finansuoti projekto išlaidų buvo taikomas mažoms įmonėms. Naują produkcijos fasavimo įrangą įsigiję prieskonių gamintojai sako, kad dabar jie ne tik gali vietoje ženklinti prieskonių pakuotes, bet ir naudoti naujausias pakavimo medžiagas, leidžiančias ilgiau išsaugoti prieskonių aromatą. Į pakuotės langų yra fasuojamas grynas produktas, tam, kad matytųsi, koksai tai yra produktas. Jeigu tai yra raudona paprika, kad matytųsi, kad tai yra raudona paprika, jeigu tai yra kmynai, kad matytųsi, kad tai yra kmynai, o ne kažkokios tai dulkės subertos. Kad tiesiog žmogus matytų, koksai yra produktas. Nes kai mišinys, jisai yra malomas, jisai yra miksuojamas, o sakau, šitas daugiau grinam produktui. Kaip išsirinkti tą, kuris iš tikrųjų yra geras? Šiaip tai, aišku, geriausia pirkti, pavyzdžiui, juodieji pipirai žirneliais. Jeigu yra galimybė, tai kažkaip tai sumalti namuose ar ten patrinti, vis tiek skonis jis visai, jis šviežias. Žinokit, visi prieskoniai yra sveikatai naudingi, kadangi kaip ir imberas, mes visi žinom, ir tie patys juodieji pipirai, taigi antiseptinį ten poveikį turi. Ir prieskoniai tikrai nežaloja organizmą. Lietuviškus prieskonius net ir Azijoje parduodančios įmonės vadovas sako, kad kol kas nesižvalgo tik į Indijos rinką. O štai Afrikos gyventojams tikrai turėtų ką pasiūlyti. Po reklamos pakviesime pas braškių augintojus, kurie šių kvapnių uogų valgytojams žada iki rugpjūčio pradžios. Po joninių švenčių vasara persiritusi į antrąją pusę skelbia ne tik ilgėjančias naktis, bet deja ir trumpėjančias dienas. Visos moterys, kurios dar atostogaujate ir nespėjote pasiruošti braškių žiemai, turėtumėte suskubti. Ūkininkas Rimantas Norkus tikina, kad jo ūkyje užaugintomis šviežiomis braškėmis galėsime mėgautis tik iki rugpjūčio pradžios. Saveikių kaime 2,5 hektaro braškyną turintis Rimantas Norkus pirmąsias savo laukose užderėjusias uogas pirkėjams siūlo jau gegužės pabaigoje. Pasak ūkininko, ankstyvųjų uogų derlius išgraibstomas nežiūrint didelės pirmųjų uogų kainos. Kartu su žmona Raimonda Rimantas ketina išlaikyti turimų uogų plotus ir siekti pačios aukščiausios jų kokybės. Mes auginam braškes, desertinius serbentus ir avietės. Tos veislės, kurios yra skaniausios mūsų lietuvių gomuriui ir praktiškai ir skaniausios jos yra ir lepiausios. Lepumas pasižymė dėl to, kad jos linkusios kai kuriom besniegiam žiemom pašalti. O technologijos mes naudojam, pagrindę sodinam į plėvelę, nes ir sutaupomos trąšos, nes labai minimaliai išberiama, paklojamos laistymo juostos, ten, kur reikalinga, paduodamas vanduo ir su sodinamąja pasodinama. Šiemet jau auginsim baltoj plėvelėj, lyg šiolei augindam juodoj, kad paskatinti ūsų augimą greitesnį. Nes jeigu pavasarį sodini, visiems derliaus nėra. Reikia išskinti žiedus, prižiūrėti panašiai. Derlius bus tik už metų. Vasarą sodinant jau kitais metais iškart, reiškia, sutrumpės tas investicijų laikotarpis. Mūsų braškės negauna niekada vandens iš viršaus kritulių. Ta plėvelė yra uždengiama
iki šičia, nuskynė, pakėlė, nuskynė ir vėl uždengė. Mūsų, aišku, pagrindinės sąnaudos išeina į darbo jėgą, skynėjos, ir nuo šių metų labai palengvino mūsų uogininkų dalę priimti įstatymas dėl naudojimosi paslaugų kvitais. Labai lengva atėjus, išrašom kvitą, sutarėm dėl kainos, užmokesčio ir nebereikia į sodrą lėkti, tą pačią dieną sumokam, ligonių kasai 9%, tikrai jau nusiskundimų dabar jau nebegali būti. Šeimyninėme ūkyje dirba ir visi 3 Norkų vaikai. Vyriausias sūnus Robertas su šeima bando savas uogų auginimo technologijas. O štai 2 dukros prieš imdamosi braškininkystės dar turės išlaikyti tėčio verslumo egzaminą. Šitas laukas grinai skirtas dukrom, pačios sodinosi, patys prižiūrėjo, pačios susiskina ir parsiduoda. Šis laukas mums patogus dar ir dėl to, kad pritrūkus prekiavimo vietoj braškių iš karto dukra atbėga, priskina ir nuneša. Čia tik tai minučių klausimas ir jis gauna poros 3 minučių šviežumo uogą. Gyvenime mes nesam plovę, kadangi ant tiek švarios mūsų braškės, nes švariau už lietutį niekas nenuplaus. Nes ir iš karto čia klojami šiaudai, o kadangi šiaudai apsaugo braškės nuo aptaškimų dirvožemių, purvo. Kad kuo ilgiau galima būtų pratęsti šviežių uogų sezoną, braškinę auginami trejopo ankstyvumo braškių daigai. Tai ankstyvieji Dar Select ir Zumba veislės daigai, vidutinio nokumo Sonatos veislės ir vėlyvieji Pandora veislės daigai. Nuo kas 3 metus keičiamų braškių krūmelių uogų derlių sezono metu skinamas 7-8 kartus. Pasak ūkininko, svarbiausia, kad uoga būtų graži ir saldi, o tokias uogas galima užauginti sodinant tik labai kokybiškus daigus. Norint gauti gerą derlių, turi būti grinaveislė medžiaga sodinama. Mes kasmet iš užsienio įsivežam elitinius daigus, juos metus padauginam ir kitais metais vėl perkam. Kadangi elitą įsivežti labai brangu, tai mes po nedidelius, po keletą tūkstančių įsivežame daigų, padauginam, nes norint hektarą apsodinti reikia apie 40 000 daigų. Perkant po litą, žinote, jau truputį pinigėlių, mes renkamės paprastesnį variantą, pigesnį. Ir padauginam ir Liepos mėnesį, Liepos pabaigoje arba rugpjūčio iki 18 maždaug, taip stengiamės braškynus pasodinti. Už savaitės šitas ūso dalis bus nukirpta, paliekame tik tai vienas lapelis. Šitas bus paliktas. Čia dabar tik tai yra šaknies užuomazgos, pumpurėliai. Būtent toks pats kokybiškiausias. Jis nuimamas, sodinamas į durpių specialų substratą, 2 savaitės auginamos šiltnamį, rūko sistema, purškiamas vandenėlis, už 2 savaičių išnešamos kasetės į lauką ir grūdinama, prie lauko sąlygų pratinama. Ir už mėnesio praktiškai nuo paimimo skrotelės braškės sodinamos būtent į dirvą. Šalyje vidutiniai šeimos ūkiai vis labiau įsitvirtina žemės ūkio sektoriuje. Didžiausią postūmį duoda investicinė parama, kurios dėka jie auga ir modernėja. Šeimos ūkiai aktyviai naudojosi tiek ankstesnio finansinio laikotarpio ES paramomis, taip pat ir Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytą paramą. Pavyko susitvarkyti, gauti paramą ir įsigyti modernę techniką. Būtent ir lengviau prižiūrėti tapo, vis tiek ir to ravėjimo jau praktiškai kauptuką jau netenka į rankas paimti, kadangi plevelė padaro savo, plus laistymas, uoga gražesnė, skonis geresnis, o tokie tai ir yra pagrindiniai dalykai, kad paskutinis, tarkim, objektas yra skani aukščiausios kokybės uoga. ES, aišku, labai pagelbėjo ir nuėmė didelę dalį rankų darbo. Kaip sakiau, nereikia ravėti, nereikia laistyti, nereikia, o būdavo tais laikais, kad su šlanga laistam. Mitybos specialistai vienam žmogui rekomenduoja per metus suvalgyti bent 7 kg uogų. Pasak Norkaus, Lietuvos ūkininkai braškių galėtų užauginti žymiai daugiau. Todėl jis agituoja jaunas šeimas imti šio nelengvo,
bet gana pelningo verslo. Mes visiems informaciją teikiame, mes jokių neturim paslapčių, visus apmokom, kas tik nori ir bando jaunimas, atvažiuoja ir daigus perka, ir mes jokių paslapčių neturim, viską skatinam, tiesiog skatinam. Jeigu žmogus nori užsiimti verslų braškininkystį, mes kviečiam atvažiuoti pirmiausiai į savo ūkį. Apžiūrėkit, paragaukit braškių veislės, įsitikinkit, pamatykit. Nes mes, kai pradėjom verslą, padarėm tikrai daug klaidų. Dabar nesinori, kad žmogus padarytų tokias pat. Paskutiniaisiais metais vartotojai vis dažniau ieško ne pigesnio, bet kokybiškesnio produkto. O atsiradę ir vis labiau populiarėjantis mobilieji ūkininkų turgeliai sudaro sąlygas ūkininkams lengviau realizuoti išaugintą savo produkciją. Daug negali pradėti, nes visų pirma reikia susirasti rinką. Nes užauginti tai, galima sakyti, lengviausias dalykas, nors nėra jis labai toks jau lengvas, kad atrodo kiti žmonės sako, kad nuėjai rinkai ir atvežiai parduoti ir viskas, o iš tikrųjų tai darbo gerokai daugiau. Braškes išparduodame kiekvieną dieną ir kiekvieną dieną atvežame vėl šviežias uogas. Neskiname iš vakaro, nes uogos nebūna tokios skanios, jos netaip išsilaiko, netenka estetinės išvaizdos. Klientą lieka patenkinti mūsų darbu. Ant kiekvieno braškindėlio yra užklijuotas lipdukas su mūsų adresais, telefonais, kontaktais, kad klientas žinotų, kaip kitą kartą susisiekti. Jeigu, aišku, atsitiktų kas nors, kad vieną rastų įgedusią uogą. Šeimyniniams nedideliems ūkiams ypač svarbu kooperuotis. Tai galimybė patiekti į rinką didesnį kiekį produkcijos ir kartu pirkti reikalingą techniką. Kitas, pasak ūkininko, svarbus faktorius – ūkio tęstinumas, kad visa šeima ne tik kartu dirbtų, bet joje augantys vaikai norėtų tęsti tėvų pradėtus darbus. Taip kaip kitose Europos šalyse, kur šeimos ūkiuose dirba jau kelios kartos. Didžiausias, kaip sakant, malonumas yra, kada šeima dega noru toliau šeimos tą verslą pratęsti, nes daugelis ūkininkų turi problemą, kad vienas dalykas, kad per mažai vaikų turi šeimoje, 1-2, ir kad tiek įdėta lėšų į fermas, į investicijas ir nėra kam palikti. Va čia skaudžiausia yra. Aš manau, kad mūsų šeimos verslui tas negrėsia, tikrai perėmėjų bus kas. Kaip ir paveikslą. Rėmą bandau sukalti, o kas patį paveikslą tapys, manau, kiti šeimos nariai. Ūkininkų šeima ir toliau ketina populiarinti ir tiekti šalies vartotojams ūkyje užaugintų braškių. Taip pat kuria ir ambicingus ateities planus – savo braškių laukuose įkurti braškių namus, kur svečiai galės ne tik paragauti pačių nusiskintų ūkyje užaugintų uogų, bet ir išsivirti uogienės žiemai. Tiek paruošėme šiam rytui, susitiksime lygiai po savaitės, sekmadienį, 9:30 per LNK. O laidos apie ūkį ir bites kartojimo ieškokite lnk.lt video galerijoje LNK Go. Likite sveiki. Europa investuoja į kaimo vietovės. Projektą remia Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.